Sveiki visi, video bus meistrams. Prie šio video temos, tai aš noriu pasidalinti su jumis apie va tokį pjūklą, nes kadangi labai daug darbo esu padaręs, žodžiu, didelė istorija ir ilgas kelias yra praeitas su šituo pjūklu ir tiesiog nerodysiu, kaip kas pjauna, kaip kas veikia, funkcijas, bet tiesiog šiame video noriu pabrėžti ir pasidalinti su jumis apie įrankio kokybę. Tai vat aš tiksliai neatsimenu, bet aš su šitu pjūklu turbūt dirbu kažkas tai apie 10 metų ir tai yra mano pagrindinis įrankis, tiksliau tai vienas iš pagrindinių įrankių. Va, ir dabar akcentuosiu būtent pjūklo kokybę, kad jūs meistrai visi žinotumėt. Žodžiu, aišku, aš padarysiu reklamą Mafel kompanijos atstovams Lietuvoje, ir Baltijos šalyse, bet, kaip sakant, atstovai patpuolė tinkamų laikų tinkamoje vietoje, bet šitą video aš noriu paskirti grinai Mafel kompanijai, todėl kad noriu, kad tokie būtent gamintojai, tokie brandai ir būtent Mafel gyvuotų kuo ilgiau ir kad būtent jų įrankius pirktų kuo daugiau meistrų. Va. Dabar apie pačią kokybę, tai po tiek metų pasižiūrėkit, kaip pjūklas atrodo. Ir aš tikrai nesu iš tų, kurie saugoja kažkaip tai ypatingai, glosto ir nenčina tos įrankius. Aš naudoju įrankį pagal paskirtį ir, sakyčiau, pakankamai grubiai. Tai įrankis pas mane veikia statyboje, aš ant jo pjaunu konstrukcinę medieną, prasileidinėju gegnės, ten 6 metrų ilgio, pasidaręs prasilginimus ir panašiai. Žodžiu, duodu maksimalę apkrovą įrankiui. Va, ir po visų tų darbų, žodžiu, ir aš dar tikrai su juo matau, kad aš dirbsiu dar ne 1 metus, atkreipkite dėmesį, kaip atrodo tas įrankis. Taip pat svarbus yra niuansas, kad įrankis pas mane dirba ir po lietum, ir po sniegu, ir viduj, ir išoriai, ir apleidėjas, ir kas tik tai nori. Žodžiu, visas ekstremalias sąlygas patiria pjūklas, kaip pasakius, 100%. Vat apie kokybę, žodžiais perduoti tos kokybės. Žodžiu, apie būtent jeigu šitą pjūklą, tai aš net nežinau kaip, bet vat pabandysiu kažkaip tai perteikti. Atkreipkite dėmesį, kaip atrodo korpusas ir kaip atrodo dažai. Va čia yra dažai, žodžiu, dažytas korpusas dalis, tai net dažai kažkur tai neatsišerpetoja, neatpleišėja ir panašiai, kas dažnai pasitaiko su kažkokiu tai kitų gamintojų panašiais įrankiais. Va, todėl pats korpusas yra pagamintas ypatingai kokybiškai, žodžiu, nėra kažkokių tai tokių dalykų, kai būna atpleišėja, atsisluoksniuoja dažai ir panašiai. Va, aš paskui apversiu jums, parodysiu, kaip jisai atrodo, žodžiu, patys mechanizmai. O, tai ką turėčiau paminėti, kad praeitą vasarą buvo jam pats pirmas servisas, buvo atsiradęs kažkoks tai ūžimas įjungus motorą, tai aš nelaukiau, kol kažkas tai tenai suges ir atidaviau jį į servisą, išsiunčiau į Estiją ir man jį atremontavo. Ten su kuriozais, aišku, nes stalą uždėjo man aukštyn papais. Tai dabar milimetrai netitinka, bet video ne apie tai. Dabar kas su pjūklu iš viso atsitiko per tiek metų? Tai nieko su juo neatsitiko, vienintelis dalykas, va čia va yra fiksatorius, tai jisai va matosi, kad nusidėvėjo. Tai žodžiu, anksčiau jeigu būdavo reikia va klavišiuką šitą paspausti ir kad naudoti jį kaip traukiamą pjūklą, tai dabar jisai tiesiog neužfiksuoja. Man tas visiškai nemaišo ir kada į servisą atidaviau, aš sakau, jūs į šitą momentą galite net nekreipti dėmesio, galite palikti taip, kaip yra. Va, kitas dalykas,
čia va, kur yra daug suspaudimų, reguliavimų, tai vat vos yra atsisluoksnevę dažai, va matot. Bet čia aš tai yra dažnai reguliuoju kampus, kaip čia pasakius, užspaudinėjau, tai vat grinai tokie mechaniniai pažeidimai, kur yra užveržiama būtent pats kampas. Va, per tiek metų, kas dar išsidėvėjo, tai va šitas va mechanizmas. Va, dabar jau jį reikia, kaip sakant, prisukti, priveršti pakankamai stipriai, kad jisai tvirtai užsifiksuotų. Va, tai aš manau, kad pjūklo aš tikrai nekeisiu, kaip jau minėjau, bet pakeisiu va tik tai šitą dalį. Tuo labiau, kad jie yra upgrade'ą tokį padarę su greitom fiksacijom. Tai sakau, nusipirksiu va šitą dalį, o šitą viršutinę dalį, tai aš ją tiesiog naudosiu dar ilgai, kaip sakant, atliksiu daug darbų. O, kampus galima pjauti bet kokius. Žodžiu, gaunasi, kad aš labai dažnai montuoju apvadus su šitų pjūklu, nes kadangi kampus galiu nusistatyti visokius ir jie visada bus idealiai tikslus, taip kaip aš, žodžiu, būsiu išmatavęs ten kažkokį tai kampą. Va. Tai, žodžiu, su šitais kampais aš ten esu kažkada tai video padaręs apžvalgą tokią, galite į YouTube pas mane užeiti, pasižiūrėti tokią konkretesnę apžvalgą, kokius pjūvius su juo galima atlikti. Va. Diskus aš naudoju tai praktiškai bet kokių gamintojų, su juo yra suderinami praktiškai visi diskai. Šitą peleką aš nuėmęs, nes kadangi dažnai, ypač čia vienam projekte, dariau tokius apvadus, pasižiūrėsim, kaip atrodo viskas iš vidaus. O, nieko aš čia neišputinėjau. Dabar dar šito pjūklo paminėsiu dulkių nutraukimas. Tai vat, kaip jisai yra slankiojantis tas mechanizmas. Tai vat yra toksai profilis padarytas ir visas dulkės jisai nutraukia per, kaip čia pasakius, per savo korpusą. Tai dulkių nutraukimas praktiškai, jeigu diską gerai atsireguliavus, tai turbūt kokie 98%. Va, kada gerą siurblį pajungi. Va, nu ir ką, kaip atrodo visas vidinis mechanizmas. Tai jisai atrodo va taip. Žodžiu, galios pas pjūklą yra, nežinau, 2500 vatų. Va. Daugiau, kad būtų kažkas tai sulūžę ar kažkas tai nusidėvėję, tiesiog kokybė, tai yra absoliutus high-endas. Va. Tai vat noriu tom pasidalinti. Jeigu jūs norite nusipirkti pjūklą, jeigu rimtai kažkas tai žiūrinčių dirbate ir norit nusipirkti tokį pjūklą, kurio keisti nereikės galbūt niekad gyvenime, o jisai tarnaus ir uždirbinės pinigus, tai vat jums modeliukas yra būtent šitas. Aš ėmiau patį didžiausią, 85, yra ir 70, žodžiu, ir dar yra mažiau. Reguliuojasi vat visi tie mechanizmai. Irgi, ta prasme, jie yra veikiantis, pilnumoje veikiantis. Tai mafeliui, tai yra respektas, labai didelis laikas. Va, todėl, kad, sakau, važiuoji, kaip pasakius, jeigu reiktų namą pastatyti negyvenamoj saloj, va, tai aš pasiėmęs mafelį, aš tikrai būčiau garantuotas, kad namas 99,9% garantija, kad namas negyvenamoj saloj būtų pastatytas.